Vat kuo mes galime pasinaudoti ir nusifilmuoti save, kad ir grojant su gitara. Tam ir yra sugalvotas šis naujas daiktas. Canon PowerShot V10. Įdomiai atrodo, bet tai nereiškia, kad tai yra mažai panaudotinas ir kažkoks keistas daiktas. Tai yra vloginimo kamera. Gali fotografuoti, gali filmuoti, gali transliuoti internetu, turi stabilizatorių, gali veikti kaip web kamera, galima filmuoti savo žaidimus, galima filmuoti kaip jūs grojat, galite filmuoti kaip jūs kepat pyragą, galite filmuoti kaip siuvinėjat ar mesgat kojines. Ateikit arčiau, aš parodysiu iš tikrųjų, ką jinai turi. Jinai turi daug įdomių dalykų. Canonas PowerShot V10. Žvilgsnis iš arčiau. Žiūrėkit, kokia jinai yra įdomi kamerėlė. Visiškai nestandartinis korpusas, atrodo viskas šiek tiek crazy ir dėl to žmogui netgi yra turbūt ir sunku ir prie tokio keisto dizaino priprasti. Viena nedidelė, užima pusę telefono, puikiai telpa į kišenę. Objektyvas 19 mm su 2.8 diafragma. Jis yra 19 mm, reiškia pakankamai plačiai ima, bet dar netampa veido, kadangi šičia matrica yra pakankamai maža, tai nėra tikrasis platus kampas. Ekranas yra vartomas, nori vloginimui, mes jį įsijungsime, vloginimui gali tai pasidaryti, mes matomės pilnai, nori filmuoti kažką kitką, pasidarė šitaip, ir tau jisai yra sumažėjo dydis ir tu gali jį patogiau nešiotis ir matyti, ką nori filmuoti. Funkcionalumas, visas, kas yra įdėta dabar į PowerShot klasę, į R10, R50, R100 naujosius RF modelius. Kas yra įdomu? Pakeliam ekraną, mes turime universalų trikoją iš karto. Pavadinkime tripodo imitaciją. Nori pasistatėjai ir, nežinau, filmuoja save, pasakoji apie, nežinau, santechniką, ne? Tau nereikia jokio trikojo, tu pasistatėjai, filmuoji, garsas priiminėjimas yra per stereo mikrofonus, irgi šiaip labai geri mikrofonai, montuoti tau nereikia pirkti papildomą mikrofoną. Kadangi čia yra tiesa, vlogingų kitas, tai komplektai įeina, šiaip standartiškai to nebūna, bet čia iš karto įeina ir nuo vėjo katės ant mikrofono klijuojamas, čia nuo Smalriko gamintojo, dekliukas įsidėti V10 ir lens capas, silikoninis, kad nesugadinti objektyvo. Pagrindiniai privalumai, kodėl pirkti šito, o ne kokį ten SX285 ar ne kokį SX740 ar ne kokį Sony E10. Tai dydis, iš karto įmontuotas trikojo alternatyva arba trikojo variacija, kur tu gali patogiai visur įtvirtinti. Šiaip gali tvirtinti ir originalų, trikojo nėra problema. Vartomas ekranas, stereo mikrofonas, plačiakampis objektyvas, iš karto įmontuotas appsas yra, kad lyginti odą, tai reiškia jūsų veido nelygumai bus išlyginti automatiškai. Tada tiesioginė transliacija per telefoną, o žiūrėkit, mes to pabandysim prisijungti. Pirma reikia mano veidą, čia yra programa, tai jau parodysiu, jinai taip atrodo Canon Connect. Paspaudžiam. Live streamą, galiu paspausinti ekraną, pradėti live streaminti per Facebooką, per Twitch'ą, per YouTube'ą, tada yra shootingas, pažiūrim, tai prisijungs. Tai čia bus fotografavimo režimas, jūs iš karto matysit, ką norit ir galėsit per telefoną valdyti savo kamerėlę. Tai jinai gali būti padėta kažkur ir toliau, jeigu reikia lingas, platesnis kampas, podcastų, nežinau, ten pasakojate apie butą, apie namą, tai neprivaikščiasi pirmin atgal. Tai va, aš nusistačiau, ekranas mano rodo, noriu pradėti filmuoti, spaudžiant telefoną, viskas jisai filmuoja. Tada grįžtam, norim gautą medžiagą internetą dėti, čia mano pasirinkimai, pasispaudžiu ir aš galiu ją importinti į telefoną ir iškart šerinti į Facebooką, į Instagramą, į TikToką. Visi žmonės mato tai, ką jūs turit. Yra įdėtas patobulintas stabilizatorius, dėl mažos matricos labai gerai stabilizuoja. Kortelės dedasi microSD, va šičia jos gyvena. Va čia yra microSD kortelė. Va tokia mažutė kaip į telefonus, kaip į dronus, kaip į šitos GPS aparatus. Tai visur dedasi microSD kortelės, dažniausiai dėl mažo dydžio. Tai apie šitą alternatyvą mažai kas pagalvoja, o taip jis atrodytų su katėm, bet iš tikrųjų tai su juo ir patogu, ir nestandartiška,
Ir nekainuoja daug pinigų, jeigu tu nori užsiimti tik tai vloginimu arba ten, nežinau, kai filmuoji, kaip groji gitarą, filmuoji, kaip pasakoji apie politiką, mėgsti kalbėti apie karą, nori filmuoti, kaip gamini pyragą, viską tu gali padaryti iš to. Štai toks mažulytis daiktas ir toks yra universalus. Gerai tada, iki kitų kartų, tikiuosi kažkam bus nebloga dovana Kalėdų progo ir fotoaparatas LT nepamiršta, dalinasi naujienomis su jumis.